jūsų verslas gali būti išvis nupirktas. Apie tai kalbėsiu, nes šiandien turėjome pokalbį, kurioje vienoje stalo pusėje sėdėjo pardavėjai verslo, o kitoje pirkėjai. Ir galbūt praeisiu keletą žingsnių, paaiškinsiu, kodėl būtent juos reikia pasižiūrėti ir į ką atkreipti dėmesį. Galbūt jūs planuojate parduoti savo verslą, galbūt norite pirkti. Ir kad neužsikelti ant savo pečių naštos papildomos apie nesumokėtus mokesčius, apie netvarkingą buhalteriją, apie, turimas skolas savininkui galbūt, apie ten esantį ilgalaikį turtą, kuris buhalterijoje apskaitomas šiek tiek kitaip, reikia suderinti iš anksto. Na ir klientai atsinešė savo balansus, pirkėjai turėjo galbūt jau susiformavę savo klausimus ir mes tiesiog sėdėjom, kalbėjom tiek iš vienos pusės, ką jie palieka, ką perduoda, kaip pasiskirsto atsakomybė, ką jie iš tikrųjų perka, nes versle galite nupirkti akcijos, o jūs pasitrauksite ir verslo galbūt iš viso nebeliks. Tai čia yra didžiulis klausimas ir į kurį reikia atsakyti jums. Jeigu jūs parduodate, jūs turite pagrįsti būtent ką jūs parduodate, aš visada klausiu. Ir tie pirkėjai, kurie perka, turi suprasti, ką jie perka, nes kartais čia gali būti sudėtinga, už ką jūs mokate tą kainą. Na ir kada jūs tikrai žinote, už ką jūs mokate, žinote tą vertę ir galbūt tada atsiranda paprasčiau kalbėtis apie kainą ir kaip bus, kokia tai bus formulė išskaičiuojama, jeigu, sakykime, ten po perdavimo atsiranda kažkokie trūkumai, kažkokie neaiškumai, galbūt yra neužbaigtų dalykų, kuriuos buhalterė turėjo užbaigti. Na ir čia mes susėdę viską aptarėme. Tai ką galbūt reikėtų atkreipti dėmesį? Visų pirmiausiai reikia pasižiūrėti, koks yra ilgalaikis turtas, koks yra galbūt PVM-as mokėtinas, ar ne, nes čia toks pagrindinis mokestis, kuris mokamas kiekvieną mėnesį. Toliau, kas vyksta su darbo užmokesčiu, ar ne, balansuose, kokie yra likučiai, kokie realybėje, ar ne. Taip pat, kas vyksta, sakykime, su skolomis, ar ten yra paskolos, ar kaip buhalteriai įforminta. Tai nereiškia, kad jūs paskolinote ir ten iš tikrųjų bus taip suforminta buhalterijoje, nes jau mes tiek kartų pirkome, pardavė klientai būtent čia ir tiesiog žiūrėjome per visus kampus ir vienur vienas dalykas neužbaigtas, kitur kitas neužbaigtas. Tai galų gale sujungėme visus tos duomenys, į ką turi atkreipti pardavėjai dėmesį, ką turi susitvarkyti iki to pagrindinio momento, kol pereima įmonė. Ir tie žmonės, kurie nusiperka, kad galėtų pasiruošti, kaip pradėti tą verslą, savo tempu, savo energiją, savo supratimu ir, sakykime, tuo pinigų srautu, kurie jie įneša į tą nupirktą verslą. Na ir reikėtų dar galbūt atkreipti dėmesį, koks yra perdavimo procesas pačiame versle, kada jūs pasirašote visas sutartis verslo perėmimo. Na ir žinoma, jūs tiesiog turite išsiaiškinti, ką jūs iš tikrųjų nuperkate. Ar nuperkate akcijas ar ne, tai reiškia pereina visas ten esantis turtas ir visos skolos. Ar jūs nuperkate tik tai patį verslą, nes iš tikrųjų yra du skirtingi dalykai. Tai aš manau, jeigu jums jau yra šitas aktualus klausimas, jūs tikrai žinosite, ko paklausti pirkėjo ar pardavėjo, o jeigu norite išsiaiškinti plačiau, tai daugiau dalinuosi informaciją buhalterijos LT ir mielai galime padėti jums suprasti, ką pardavėjas gali parduoti, o ką pirkėjas gali nupirkti ir kokia ta galutinė kaina, kada jūs perimate verslą. Tiek.